galima prisigalvoti visko, ką nori. Čia va, aš stoviu, galima dabar kalbėti. Prieš jums. Ta makedonų komanda primena Lietuvą savotiškai tokia alkana, neįvertinta, nepernai, neprisinėjo niekas. Nepanašu. Ne, nepanašu. Viskas labai aiškiai matėsi, žaidėm labai prastai. Koncentracija varžybom buvo katastrofinė. Absoliučiai, sakykime, nevykdėm to, ką buvom sugalvoję. Labai darėm daug klaidų, kurios mus nuo pat pasiruošimo stabdė. The Macedonians have shocked the tournament hosts, and they run to the corner of the stadium to celebrate with their fans. The most remarkable. Belgija, žinome, kad į D grupę lietuviai neturėtų patekti, nes ten yra slovėnai, bent jau taip buvo užsiminta. Ir turėtume išvengti tiek slovėnų, tiek rusų, tačiau kiti krepšeliai atrodo ne ką įdomiau. Lietuva. Lietuva keliauja į grupę A. Ispanai. Atakai tik tai 5 sekundės. Simas Jasaitis iš 3 taškų zonos, taiklus Simo Jasaičio metimas iš sudėtingos situacijos. Pataiko Simas Jasaitis, tai yra 13-asis jo tritaškis šiame Europos krepšinio čempionate. Po 25 bandymų perima kamuolį Rimantas Kaukėnas, niekas jau jo nebepagaus. Bet dėl viso pikto įkrauna kamuolį iš viršaus. Galbūt per daug ir per ilgai mes keliavom. Galbūt per ilgai kartojam žodį šlavę. Gal kartais per daug iš kitų reikalavom ir kartais per tyliai mes norėjom nugalėti. Studijavęs vokiečių žaidimą padarė labai paprastą išvadą. Vokietijos komandoje žaidžia tik Iškėlęs du pirštus į dangų laikiau, nes nugalėtojų jau niekas neteis, juos mes nepaleis, viskas buvo seniai. Tu per ilgai, per ramiai gyvenai, nes mano gyvas kraujas vėl atsigaus, kaip atsigauna žolė po gero lietaus. Nesikankinė medalio, bet verta kovot lygiai galo dėl savo garbės. Pabandom iš naujo, nors esam pasauly tik 3 milijonai. Neliek savo kraujo dėl aukso, nes būsim legenda, kol nepraradom vilties. Net jeigu ir vėl, tik per klaidą netapom mes čempionai. Ir aš 1000 kartų sakiau savo draugui, mes geri, mes galingi, mes šiandien laimėsim, jis sakė nevalno. Ir
1000 kartų buvo teisus, bet geriau negyvent, negu visai netikėt. Yeah. Nenuleidžiam galvos, net jeigu mums nesiseka 9 kartus iš eilės. Ir mes ne iš tų, kur pralaimi dar nenugalėti. Ir nebelieka jau baimės, kada viskas nurimo ir baigės. Galim mirti iš nevilties ar iš laimės, net jei žaidi tik šachmatais ar standartais. Juk būna, kad kartais lieki vienas be draugo ir jau bijo kažkas tave saugo. Mes per vieną naktį didelį užaugom. Dar galėjo suspėti prie jo, bet man atrodo, jis neturi žinau. Jonas Valančiūnas gauna kamuolį iš įspūdingo Šarūnas Jasikevičius perdavimo Lietuvos komandos spėlioja ir vokiečiai prašo minutės pertraukėlės. Nors esam pasauly tik 3 milijonai, neliek savo kraujo dėl aukso, nes bus Pasaulyje žinomais varžovais užtikrintai, o štai čia yra neprilygstamas ir geriausias šio Europos krepšinio čempionato tandemas. Žinoma, išjungti šio krepšininko išrinkto žaidimo nėra įmanoma. Simas Jasaitis taip elegantiškai ir taip gražiai įmesti kamuolį iš viršaus turbūt nesugebėtų daugiau niekas. Matai. Robertas Jeftokas kamuolys, pataiko Robertas Jeftokas kamuolį, pritaiklus jo metimas. Rimantas Kaukėnas praneria, Dirkas Noreiskis gauna pražangą ir nieko negali padaryti prieš šitą Rimanto Kaukėno metimą. Dar vienas Rimanto Kaukėno arenoje, kadangi dabar viskas keliasi į Kauną ir mes ten važiuojame. Kaunas laukia pasitinkant Lietuvos komandos krepšininkų ir Lietuvos rinktinė patenka tarp 8 stipriausių. Dirkas Novickis su kompanija po garbingo pasirodymo šiame Europos krepšinio čempionate atvažiuoja namo. Viskas šiandien buvo iškovota sunkiu darbu, tačiau jį Lietuvos komanda atliko geriau ir jį Lietuvos komanda padarė iki galo. Netrukus mano kolega Mindaugas ir jo pokalbis su Šarūnu Sakalausku apie tai, kaip viskas čia buvo gerai. Lietuvos